Tai labas Daiva, Labas, Nomeda. labai smagu, kad mes abidvi su tavim sutarėm šitam bendram pokalbiui, nes mūsų veiklos yra labai panašios, labai radom bendrų sąsajų. Tiek tavo veikloj, tiek mano veikloj mes einam per tai, kad kaip pagelbėti žmogui emociškai ir fiziškai, kad jisai gautų kuo daugiau vidinės laisvės, kuo daugiau išorinės laisvės, kuo daugiau džiaugsmo patirtų gyvenime ir kuo daugiau atrastų to lengvumo, kad per gyvenimą eitų įkvepiant, iškvepiant lengvumą. Tai Kad vėliau galėtų būti savimi, tiesiog nebesisprausti į kažkokius kažkieno, neaišku, kieno sukurtus įsitikinimus ir galėtų laisvai tiesiog būti savimi. Ir kaip mes ir kalbėjom, kodėl siejasi mūsų veiklas, kad tas fizinis kūnas ir emocinis kūnas, jie yra viena. Jie negali dirbti su jais atskirai. Tu, jeigu dirbi daugiau su emocijom ir bandai ten atrakinti, bet, vis tiek reikia tą kūnų sutvarkyti ir įrašyti, nes, vienas be kito neveikia. Atrodo, lyg išsprendėjai, bet jeigu kūnas vis tiek atminty turi tuos pačius įsitikinimus ir su jais nieko nepadarai, nepakeitėjai, tai, užtruksi ilgiau įmanoma, bet užtrunki. Galima dirbti kartu, ko mes čia ir susirinkom šiandien taip, pakalbėti. tai Daiva, gal tu galėtum prisistatyti ir trumpai papasakoti apie save? Taip, tai aš šiandien dienai vadinuosi kvėpavimo ir judesio instruktorė, nors man labai nepatinka nei tas žodis instruktorė, nei mokytojas man netinka, nei atrodo niekas nelimpa, bet esmė tame, kad gyvenime pati labai perdegiau, sudegiau, nebeturėjau to gyvenimo džiaugsmo, nebesupratau, ką reikia daryti ir padaryti, kad pagaliau galėčiau gyventi laimingai. Nesijaučiau laiminga, ta prasme, depresyviai jaučiausi ir pradėjau ieškoti įrankių ir tas vienas iš įrankių atsirado pas mane kvėpavimas. Ir aš neketinau, nei planavau dirbti su žmonėm, tai pirmiausia, aš jį savo prisitaikiau, jį pradėjau naudoti, tada atsirado judesys, nes kvėpavimo man pasirodė per mažai, dar mano kūnui atrodė, norėjosi dar kažkur, dar daugiau laisvės, tokios, visame kame. Ir pradėjau atrasti įvairias mokyklas, įvairius metodus, nes dabar yra labai daug ir labai visko. Tai tiesiog bandymo keliu ir, kaip sakau, geriausias mano mokytojas yra mano kūnas, nes viskas yra pereita pačios, išbandyta. Ir šiandien dienai padedu žmonėm įkvėpti, atrasti tą laisvę kūne per judesį ir per kvėpavimą. Labai įdomu. Labai panaši tavo veikla su mano, nes aš esu psichoterapinio metodo The Work of Byron Katie sertifikuota specialistė. Metodas susideda iš 4 pagrindinių klausimų ir apgręžtų teiginių. Ir ką aš padedu taip pat žmogui išeiti iš tos užstrigimo būsenos, rasti atsakymus, rasti išeitį, rasti sprendimo būdus, rasti pažintį ir susitikimą su savimi. Ir lygiai taip pat tada su artimaisiais, su aplinka ir užstrigimai, bet kokioj temoj yra, ar tai liestų finansus, ar tai veiklą, ar tai baimės, ar tai iš sielvarto neišėjusios, ar kažkokios tai praeities traumos. Ir kaip atrasti naujas galimybės ir atrasti tą gyvenimo džiaugsmą čia ir dabar. Tai apie tai, ką tu kalbi, kvėpavimas ir judesys, tai man tai yra labai artima ir labai pažįstama, nes trečias keitė klausimas yra, kaip tu jautiesi, kas vyksta tavo kūne, kai tu tiki viena ar kita stresinė mintim. Pavyzdžiui, jis man melavo, ne? Ir mes kūnas įsitempia, pasiruošia gynybai, pasiruošia aiškinimuisi, pasiruošia galbūt savo tiesos įrodymui, kiekvienam individualiai, bet kūnas iš karto įsitempia. Ir kai kūnas įsitempia ir jeigu tai yra baimės, ir jeigu tos baimės yra atkeliavusios kažkur tai iš praeities, o dažniausiai tai, kaip mes reaguojame dabartyje, tai yra susijęs su tuo, kas vyko mūsų gyvenime praeityje, kokias traumas mes esame patyrę ar džiaugsmus kažkokius patyrę praeityje, ne?
Bet kai žmogus patiria džiaugsmą, tai jam pas specialistą eiti nereikia, jis į gyvenimą žvelgia lengvai, paprastai. Tai dažniausiai ten tas praeities kapšelis, kaip aš vadinu, jame yra traumų. Tai jeigu tame momente yra užstrigimas, tada kvėpavimas pasidaro arba yra 3 būsenos iš baimės, ne? Sustink, bėk arba kovok. Jeigu yra sustingimas, tai yra sustabdomas, tarsi visi raumenys įsitempia, kvėpavimas sustabdomas ir oro trūksta ir mes, jeigu įpratę šitaip iš praeities reaguoti, mes labai dažnai reaguojame į tai ir vis sutraukiam tą kvėpavimą ir mes jo nepastebim. Jeigu mes dažnai būnam būsenoj kovok, tai yra ginkis arba bėk, kvėpavimas pasidaro dažnas ir jis yra labai labai paviršutiniškas ir mūsų deguonims, mūsų smegenims trūksta deguonies elementariai. Tai aš dirbu, tai irgi žmogų lydžiu per kūną, tu tą darai per judesį ir kvėpavimo praktikas. Gal gali truputėlį plačiau papasakoti. Tai va, tu pradėjai apie tą kovok ir spruk ir sustink būseną, kas yra mūsų simpatinė būsena, nes žmogus turi 2 nervinės sistemos veiklas mygtukus. Tai yra parasimpatinė ir simpatinė. Parasimpatinė yra ilsėkis ir virškink, kai mes atsipalaiduojam, kai mes esam ramybėj, kai mes esam saugus, pamaitinti, apkabinti, pailsėję. Ir va ta simpatinė, kai yra kovok, spruk, sustink, kai mums reikia išgyventi, kai mums reikia tą momentą išbūti. Bet kas vyksta šiandien dienai gyvenime, žmonės tiesiog jau yra pastrigę toj simpatiniai būsenai, jie visą laiką yra parengti, jie visą laiką yra kovok ir spruk būsenoj, jau netgi taip chroniškai jaugia. Tai reiškia, kad jie kvėpuoja, kaip tu ir sakei, viršutiniais takais, tai yra įkvepiam tik į krūtinę, vos, daug dievė, jeigu ir iki krūtinės įkvepia, yra kiti užstringa raktikauliniam kvėpavime, tada reiškia labai didžiulės traumos yra įvykę, kažkur taip yra užspausta, kad aš net nemoku išeiti iš to. Kai žmogus turėtų kvėpuoti pilvu, tai yra vadinamų diafragminių kvėpavimų, kaip kūdikiai, kai gimsta, pažiūrėk, kokie pilvūzai būna ir jie kvėpuoja pilvuku, jie pavalgė, jie sotus, jie ramus, jie sauguli ir kvėpuoja pilvu. Žmonės nebemoka, pameta tą kvėpavimą. Jiem ta prasme tų stresinių situacijų yra labai daug gyvenime, ne tik va tos, kurios užstrigę ir iš praeities ir senos, kai tam tikros situacijos kartojasi, kaip tu sakai, jos vėl įsijungia, bet ir tas kasdienis, nuolatinis patiriamas stresas, jis irgi prisideda, ir tu visą laiką tame daugiau, mažiau, dar duodi. Ir mes mokomės kvėpuoti pilvu, mes mokomės atsipalaiduoti, mes mokomės atpalaiduoti kūną, nuimti įtampą. Aš ta prasme tikrai turėjau žmonių, kurie ateina, jie neįkvepia pilvu. Visas kūnas yra sustingęs ir ten skauda pečius, skauda sprandą, galvos skausmas, tai yra ženklas, kad žmonės gyvena visą laiką įtampoj pečių zoną ir tu automatiškai, kaip sakai, užspaudi ir tą arteriją pagrindinę, kur kraujas eina į smegenis, deguonies trūkumas, tai įvairūs čia tokia amplitudė fiziologinių susirgymų ir būsenų atsiranda vien dėl to, kad žmogus nebemoka kvėpuoti, jis nebemoka grįžti į tą atsipalaidavimo būseną, bet numeda jisai nemoka paleisti, jis įsikibęs to įsitikinimo, bet apie tai, dėl ko mes ir susijungiam, kad atrodo, aš šneku apie tą kvėpavimą, man savaime aišku, atsipalaiduoti reikia išeiti iš tos būsenos, bet giliau yra, kad tu esi įsikabinęs į tam tikrą įsitikinimą. Tai pirmą reikia dar čia trakinti, suprast, prie ko aš esu prilipęs ir prikibęs. Ir tada jau bandyti kūnų, pabandyti į tą situaciją įeiti. Ir mes buvom susitikę, ir tu mane iš tikrųjų buvai įmetus į tą vaikystės tokią situaciją, kur aš labai greitai pajaučiau kūnų įtampą. Sėdmenyse, sprandas, krūtinė, iš karto. Ta prasme, dabar, kai aš dirbu sąmoningai su kūnu, aš labai atskiriu. O aš visą gyvenimą pragyvenau turbūt tokioj įtemptoj būsenoj, iš to tokio kovok, viską veikiau, tai iš to ir negali būti laimės, iš to negali būti džiaugsmo, nes tu nuolat kovoji.
o gyvenimas duotas, kad mes mėgautumės, ilsėtumėmės, malonumą patirtume. Žmonės savo to nebeleidžia, nes jie tiesiog užstrigę ir va čia yra kompleksinis darbas. Pradėti va nuo tavęs, nuo tavo įsitikinimų ir keliauti dar tą įrašyti kūnu. Taip, o kaip tu manai, kodėl yra svarbu išmokti paleisti iš kūno tas emocijas, užstrigusius praeities, nes kūnas mena viską, ne? Ir tai, kas buvo prieš N metų, mums atrodo, kad laikas gydo žaizdas. Iš tikrųjų, laikas žaizdų negydo, jeigu mes, žiūrint, ką mes darom su tuo laiku. Tai jeigu mes esame užstrigę kažkur tai praeityje ir tai yra nusėdę į mūsų pasąmonę, mūsų išduoda mūsų tam tikri šabloniškas elgesys. Jeigu mes į tam tikras situacijas reaguojam šabloniškai, išgąsčiu, noru bėgti, noru gintis, ypatingai gintis, ne, tas kaltės jausmas, perdėtas atsakomybės ar perfekcionizmas, tai jau kvepia, kad yra praeityje, užstrigimas praeityje. Ir kodėl, kaip tau atrodo, va, tai yra svarbu paleisti, nes tai yra kūnas. Kūnas mena viską ir mes kūnu reaguojam į tam tikrą garsą, į melodiją galim reaguoti, į žodį galim reaguoti į intonaciją. Ir kartais žmogus pasako žodžius ir tie žodžiai netrodo, nėra tokie grėsmingi, pavyzdžiui, šaldytuve nėra sviesto, ne? Bet mes galim reaguoti gynybą, jeigu mums tai mūsų pasąmoniai tai bus, kad reikia gintis, čia mus puola, čia mus kaltina. Tai kodėl yra svarbu atpalaiduoti mūsų kūną, kodėl svarbu nelikti to užstrigimo būsenoje, kodėl svarbu išmokti taisyklingai kvėpuoti ir savistabą, savityrą užsiimti. Tai pirmiausia, Nomeda, dėl tu labai teisingai pasakėjai, laikas negydo žaizdų. Jeigu tu nesupranti, ką reikia daryti su tuo laiku, būtent pirmiausia tai kerta per sveikatą. Gerai, jeigu tai kažkokie lengvi, bet ilgainiui mes turim labai didelius autoimuninius sutrikimus. Visi vėžiniai, pažiūrėk, kiek yra vėžių sergančių moterų ypač. Ir tarkim, statistiškai autoimuninės lygos, vėžio susirgymai yra daugiau moterim, nes mes tai esam iš vis ten užspaustos, prispaustos ir negalim išreikšti nei ten emocijų, paleisti tam tikrų dalykų. Tai priveda pirmiausia prie fizinės sveikatos visiško išbalansavimo ir kai tau sveikata nebeleidžia gyventi, kai tu sergi, kai tau skauda, tai gyvenimo džiaugsmo nebelieka, bet kokiu atveju. Tai mes apskritai ir senėjam greičiau, nes mes nuolat esam, jeigu stresiniai situacijai, tai mes duodam kūnui signalus tokius, bet kaip sako, pražilsta per naktį. Tai pasensta per naktį, pavyzdžiui, būna kažkoks labai sunkus įvykis, tikrai žmonės pasensta. Tai įsivaizduok, kokį poveikį stresas daro kūnui, mūsų visam išoriniam išvaizdai, sveikatai, būklei, nes kai tu nepaini ir kai tau skauda, ne apie gyvenimo džiaugsmą čia yra, nebėra lengvumo veikti. Pavyzdžiui, jeigu aš sergu, aš atsimenu labai prieš metant visus savo darbus, prieš sprogdinant viską, prieš pradedant ieškoti įrankių, aš paskutinius 2 metus labai sirgdavau. Virusai puolė mane, visi guldė mane temperatūros, aš nepaeidavau, man taip skaudėdavo kūną, kad aš nieko nenoriu, man niekas nerūpi, apie ką, norisi po kaldra ir numirti ir atstokit jūs visi. Tai iš esmės, kas pasikeičia. Kas liečia fizinį kūną, o kas liečia apskritai tavo socialinį gyvenimą, tavo... Aš tik tai noriu išfiksuoti, kad fizinis kūnas, jisai tampa atsparesnis virusams, atsparesnis stresui, jis yra sveikesnis ir fiziškai, taip, ir emociškai. Mano šeimyna šį rudenį serga abu iš eilės.
Ir pavasarį tas pats buvo, ir praeitą rudenį aš visur lengvai, ir kai mano kvėpavimo mokytojas sako, aš jau 30 metų nesu turėjęs ten kosulių, slogų, ten kažko, nes tai nesusiję, kad mes virusų neprisigaudom, mes prisigaudom, bet mūsų imuninė sistema yra tokia stipri, nes mes savo imuninę sistemą stiprinam automatiškai, kai mes nestresuojam, mūsų imuninė sistema pajėgi kovoti su visais virusais ir tau nekimba jokie ten virusiukai prie tavęs. Tai tavo nervinė sistema, imuninė sistema ir visa limfinė hormoninė sistema, viskas yra reguliuojama, viskas veikia sklandžiai, visur signalai yra kūnui duodami tokie, kokie turi būti. Ir viskas, ir tai baigėsi nemigos, nuovargį, nes, pavyzdžiui, tarkim, miego sutrikimai yra labai pas dažną stresuojantį žmogų. Žmonės geria migdomuosius, bet ką daro, niekas nepadeda. Esmė yra, kad išeiti iš tos būsenos. Tai va daugybė dalykų susijusių su fiziniu kūnu, nuo ligų iki elementaraus kasdienio gyvenimo kokybės, kad tu esi pamiegojęs, išsimiegojęs, valgymo visi sutrikimai. Visas tas valgymas emocinis yra, kai tavo kūnas ramybėj, tu negalvoji apie maistą kaip po savęs paguodimą. Kaip problemų sprendimo kažkokį būdą, nepadengi emocijos, nevalgai emocijos tiesiog, mes valgom maistą, bet iš tikrųjų mes valgom emociją. Ir svarbiausias faktorius, tarkim, mano darbe yra, kad nekovoti. Tai yra, kai kiti sako, kovok su vėžiu, kovok su emocija, kovok su bloga nuotaika, kovok. Aš sakau atvirkščiai, nekovoti, o priimti. Ir tik tai tada atsipalaidavimas, giluminis atsipalaidavimas vyksta tik tai tada, kai mes sugebam priimti tai, kas vyksta mūsų kūne čia ir dabar. Ir bet kokia emocija tai yra energija, kuriai mes uždedam tam tikrą etiketę, ne? Džiaugsmas yra energija, baimė lygiai taip pat energija, pyktis lygiai taip pat energija, liūdesys taip pat energija, kaip ir laimė yra energija. Viskas yra energija, tik mes suskirstom ir uždedam vienokias ar kitokias etiketės. Ir tos etiketės, jeigu mes neleidžiam joms tam energijai, kai yra džiaugsmo energija, mes žiūrėk, tą džiaugsmo energiją mes išsidalinam, leidžiam tiesiog į šoną, mes džiaugiamės, mes eikvojam energiją, mes esam atviros širdies, atveriam, fiziškai mes atveriam savo širdį. Kai yra pyktis, kai yra baimė, kai yra liūdesys, mes traukiasi mūsų kvėpavimas, mes užspaudžiam diafragmą, mes užspaudžiam savo širdį, viskas eina į suspaudimą. Ir esmė, kad atsipalaidavimas vyksta tik tai tada, kai mes priimam, ta emocija, kuri ateina pas mus, tai tarsi mūsų vaikas, atėjo baimė. Mes jį apkabinam, labas vaikeli, kaip tau sekas, tai kodėl tu bijai, tai kas su tavimi yra, tai kaip aš tau galiu, kaip suaugęs žmogus, tai emocijai, kaip aš galiu padėti. Ir tada automatiškai kūnas atsipalaiduoja, nes jam ir taip krūvis tenka su baime, ir dar jeigu ant viršaus uždedam kovą, tai gaunasi dvigubas pasipriešinimas ir kūnas tada dar labiau įsitempia. Ir gaunasi toks dvigubas kovos laukas. O norint, kad ta emocija iš kūno, jinai kaip ledas ištirptų, kito kelio, kaip priimti tos emocijos, leisti savo giliai iškvėpuoti ir kaip tu minėjai, kad ypatingai pilvų, diafragma. Jeigu neišeina iš pradžių pilvų diafragma, tiesiog rutininių kvėpavimų, tiesiog priimti, pasižiūrėti, o ką ta baimė man nori pasakyti, arba liūdesys, ar pyktis, ta emocija, ką jinai man nori pasakyti, kokios jinai spalvos, galbūt kažkokį dydį turi, pasižiūrėti, patyrinėti, nekovoti ir savaime su tuo išeina. Ir paskui, kaip Daiva sako, labai gerai po emocijos priėmimo praktikų eiti judesį ir kvėpavimo praktikas yra labai tikslinga ir naudinga. Bet aš dar noriu pratęsti ir tavo tą mintį, kad emocijas, jas priėmus, ir tos emocijos kartais mums, žinai, būna, pavyzdžiui, pyktis. Jiems daugam būna tokia labai neskani ta emocinė, labai negraži. Negalima pykti. Bet tai tu tą pyktį
priėmęs gali jį nukreipti teisingą linkme. Tarkim, pavyzdžiui, tai yra labai didelė kūrybinė energija. Galima tiek daug padaryti. Ta prasme, tą energiją, tas emocijas mes galim kažkur nukreipti ten, kur reikia. Tai jokiais būdais nenukreipti į žmogų, Būtent. nesužeisti jo. Čia va yra labai svarbu. Aš manau, kad, žinai, žmonės bijo pykti dėl to, kad pyktis asocijuojasi su pykčio nukreipimu į kitą žmogų. Tai Taip, yra balso pakelimas, griežtas taip, tonas, gąsdinimas kažkoks, tai agresija, ne, arba iš viso, jeigu fiziškai panaudojamas agresija, ne, taip, tai yra taip. ta pati pykčio išraiška. Bet mes kalbam apie pyktį, savo pykčio kaip emocijos priėmimą. Mes nekalbam apie svaidymąsi knygomis, Taip, kėdėmis taip, ar ten savo pykčio išbliovimą ant kito žmogaus. Jokių taip. būdų mes kalbam apie savo pykčio kaip emocijos pamatymą, kad manyje kyla pyktis ir tai yra labai galinga emocija. Taip. Ir vat būtent tada man labai padeda dar judesys, nes tu gali su ta intencija judėti, nu tas intuityvus judesys, aš vis tiek vadinu, tai gaunasi šokis, kaip ten bebūtų, Taip. nu tu gali tokį grožį sukurti, tiek sau leisti paleisti iš visur, nes tas pyktis jis per visą kūną persismelkia labai ir duoti darbo viskam, tada klubam, krūtiniai, kad nepalikti jo užstrikti, nes vat, kas yra blogiausia, ką padaro žmonės, kad jie taip nuryja, negerai, negražu rodyti pyktį, nežino, ką su juo daryti, kaip jį galima išleisti iš kūno visai su kažkokia tai gražia gana intencija ir nebeužstringa tas pyktis kūne, nes vat kaip ir užstringa, tai čia ta emocija ir tas įsitikinimas, nu tai yra iš vieno kamoliuko, iš to kažkokio įsitikinimo, kad jeigu aš pyksiu ir jeigu rėksiu, kažkas man tada duos per galvą taip, kad mažai nepasirodys, tai aš susigūžiu, viską užspaudžiu, bet aš save vėl nustumu į tą stresinę būseną, ką mes pradėjom nuo pradžių, ir užburtas ratas. Ir niekaip iš to neišeina. Neišeina pačiam paimti ir susitvarkyti. O priemonių yra daugybė, dirbant su kūnu, su kvėpavimu, su judesiu, visą tą išakumuliuoti, nes niekur nedingsta visa tai. Mes turim kūną, duotas mums jisai, bet šitoj žemėje gyvenant, šitoj materijoje viskas ir lieka. Jeigu tu neišleidi, jeigu tu nesugebi atkabinti to, paleisti gyventi atskirą gyvenimą, vat pykti, vat baimę, vat kažką, viską, jeigu čia susirenki, tai tau tampa, išties labai labai sunku. Mhm. Tai ačiū Daiva tau už pokalbį šiandien ir išvada, kokią mes darom, kad jeigu norim pokyčio gyvenime, jeigu norim daugiau lengvumo, daugiau laisvės, daugiau džiaugsmo, kito kelio, kaip pasižiūrėti į save, į savo emocijas, į praeities traumas, jas išgyventi, iškvėpuoti, priimti, kito kelio nėra. Ir reikalingi tam specialisto pagalbos. Taip, kaip aš sakau, aš esu net pasirašius pas save profilėje, čia jokie ne burtai ir ne magija, čia yra tik darbas su savimi. Savimi, teisingai. Ir kaip Keiti sako, ne veltui šitą metodą pavadinau darbas, the work. Dėl to, kad kito kelio, kaip praeiti per save, pamatyti save, priimti savo emocijas, priimti tos mintis ar įsitikinimus, kito kelio nėra. Tai ką, ačiū Daiva tau šiam kartui ir iki kito karto, iki kitų temų, iki kito susitikimo. Ačiū labai.